Po nedidelės pertraukėlės ant parketo žengė dar 8 komandos, kovojančios dėl išsvajotojo Vilniaus darželinukų čempiono titulo. Didžiausią turą staigmeną pateikė treneris Arūnės Budrevičiūtės treniruojama Žibutės komanda, kurios gretose buvo tik 3 nariai, 2 mergaitės ir berniukas. Nors varžovų pajėgos buvo kur kas gausesnės, tai neišgąsdino mažųjų Arūnės Budrevičiūtės auklėtinių. Jie iškovojo 2 pergalės, 1 rungtynes baigė lygiosiomis ir užėmė 1 vietą grupėje bei tiesiausių kelių žengė į X-Planet čempionato atkrintamasis varžybas. 2 vietą užėmė ir 8-finalį pateko Tautvydo Paškausko vadovaujama Aušros komanda. Favorito etiketę pateisino Vilniaus darželinukų čempiono titulą ginantis Kilužio darželis. Trenerio Renato Kurlionuko auklėtiniai D grupėje laimėjo visus 3 mūšius ir užtikrintai pateko į kitą X-Planet pirmenybių etapą. Kartu su Kilužiu kovas tęs 2 pergalės pirmąjį turė iškovojęs nykštukas su treneriu Vytautu Tapalskiu. Pertraukų metu aikštelėje virė kovos tarp tėvelių ir mamyčių komandų. Buvusios Lietuvos moterų krepšinio rinktinės žaidėjos Dainos Taugaitinės vedamos mamytės net 5-1 nurungė tėvelius metimų konkurse, bet antras įgį tėvelės revanšavo rezultatu 4-2. Visiems X-Planet darželinukų čempionato pirmo turo dalyviams atiteko rėmėjų įsteigti prizai. Šokolado ir bananų skonio kornijo vainiai ir skaniausias pasaulyje Nestle Akurel persikų ir braškių skonio vanduo bei specialūs diplomai. Primename, kad X-Planet darželinukų čempionate 32 komandos atsidino ypatingo pirmenybių rėmėjos X-Planet pramogų planetos įsteigto prizo. Didžiulės šventės varžybų nugalėtojams ir prizininkams X-Planet pramogų parke, įsikūrusiame prekybos centre Ozas. Sostinės krepšinio mokykla dėkoja visiems krepšininkams, tėveliams, treneriams ir rėmėjams už puikią šventę. Iki susitikimo kitose X-Planet darželinukų čempionato etapuose.